Mes dabar čia aš, prieš valandą laiko išėmiau iš avilio tuos traninius korius. Matot, va, T raidė ant korio, T rėmelis, T tranai. Tranai, T raidė pažymėjau, kad man būtų lengviau. Ką su tuo koriu daryti? Va, mes pažiūrėsim, ar yra erkių iš viso. Tu va, atpjaunam tim tranam galvas, o čia tokie jau gana subrendę, jie matote. Jau čia ne 14 diena, truputį jau vyresnė diena, taip. O. Čia, aišku, kodėl mes dirbam čia? Kad būtų galima lengvai gerai nufilmuoti, suprantat? Va, čia atpjauta, taip, dabar mes turim iškratyti. Bet aš ko gero šiemet esu labai gerai apdorojęs erkėm. Prieš erkės pernai rudenį labai man gerai pasisekė apdoroti erkės. Labai jaunos, reiškia, traninės lervutės ir jos, ten buvo subrendę, o čia tokios jaunos, bet ant tų subrendusių, matot, kai kurio šeimoje visai tos erkės, ne vienos erkės nerandu. Iš tikrųjų, Algirdai, apsidžiaugėt, kai radot viename avilyje erkių. O kodėl jūs taip džiaugiatės? Aha. Taigi aš jas pagavau. Taigi, dabar žiūrėkit, mes turėjom 4 korius. 2 korius atpjovėm, nėra. Nuėjau atsinešti dar 2 korių. Vieną atsinešiau korį vėl iš natūralios šeimos, ten, kur buvo augo perai, iš natūralios, viskas tvarko, kaip priklauso. O dar vieną korį, kuriam, erkių kaip aguonos grūdų. Taip. Atsinešiau iš tokio bandymų lauko, kur aš, dariau bandymą. Aš apie jį dar nieko negaliu sakyti, kadangi jis, šiais metais yra pradžia. Taigi dabar apie gydymą, bičių gydymą būtent nuo varozės erkių. Ir štai mes čia turime įvairius vaistus, tie vaistai registruoti, tai yra tikriausiai svarbiausias dalykas. Taip, tai svarbiausia, kad neužsiminėt kažkokią nors saviveiklą. Dabar mes turim ko gero vieną iš pagrindinių vaistų Lietuvoje ir eilę metų naudojama. Ir sakysim, kad Čekijos Respublikoje jis naudojamas ko gero, kad 15 ar 16 gal metų. Pas mus gal Lietuvoje 8 ar 9 metų. Aš tiksliai negaliu pasakyti. Bet naudojamas gana senai. Svarbiausia, kad to vaisto likučių nerandama nei medui, nei piki, nei vaške. Jis labai greitai suyra. Tai yra medinės juostelės, buko juostelės, impregnuotos vaistais. Čia yra naudotos juostelės, aš už tai taip drąsiai be pirštinių, čiupinėjau. Nes šiaip jau su visais vaistais elgtis reikia, vis tiek reikia pirštinės turėti, nesvarbu kokio kenksmingumo. Tik aš noriu pasakyti vieną dalyką, tai yra vaistas gabonas, taip, tai yra ilgalaikio veikimo ir avily laikoma nuo 24 iki 30 dienų. Aš tik tai noriu pasakyti, kad dauguma bitininkų jį naudodami truputį daro klaidų. Viena didžiausių klaidų, kad ir kai kurių mokslininkų buvo rekomenduota ir įsiauginomės atsparę erkėm, atsparę kartą erkių šitam vaistui, kai buvo sakoma, kad tos pačius vaistus, tas pačias juostelės galima kabinti ir kitais metais. Tai yra tokia neteisybė. Yra tokia nesąmonė, kad tų vaistų kiekis sumažėja iki minimumo. Erkės neužmuša, bet erkė įgauna atsparumą tam vaistui. Kitais metais tu naudoji vėl tą vaistą, o ta erkė sako, žinot, čia alkoholikui. Kuo toliau, to jam reikalinga pastovesnės dozės alkoholio. Antra klaida, kuri labai daug bitininkų daro, kadangi Čekijoje naudoja truputį kitokius avilius. Yra daugiaaukščiai arba dviaukščiai aviliai. Ir jiems užtenka tokios trumpos kilputės. Kadangi tuos vaistus kabina tarp korių, trumpa kilputė tarp 2 aukštų. Mes, kai pakabinam šitą, tarp rėmų, tai pusė juostelės išlenda viršui, beveik nepanaudotos. Paprastai viršutiniam dadano rėme, standartiniam dadano rėme dideliam, viršui būna medus. Ant medaus bičių mažai, ten kur perai riba tuščios akutės, dažniausiai bičių rudenį būna. Ir tas vaistas neefektyviai veikia už tai, kad jis neteisingai pakabintas. Aš šitas visas kabekes firminės padėjau į šalį, pasidariau paprastos vėlos kabliuką, ir tą vaistą nuleidžiu, per geros vyriškos rankos plaštaką giliau. Visos bitės apačioj, perai visi apačioj ir kontaktą gauna didžiausiai tik tenai. Kiek ilgai tą juostelę reikia laikyti? Tai reiškia 24, 25 dienas, kitą kartą 30 dienų. Kad praeitų visą... Yra medus ar... Ne, jokiais būdais. Kai nėra medaus. Čia tada, kai nėra medaus, kaip rudenį išėmus medų. Jeigu tu negarantuotas, ar suveikė erkės šitie vaistai. Negarantuotas. Tu neturi ko patikrinti, nemoki patikrinti.
tai būtinais dar vienas rudeninis pagydymas. Kadangi šitie vaistai veikia tik tai aktyvių bičių periodo metu, kada bitės juda avily. Ką padaryt, kad kaip užtikrint, kad likusias erkės užmušt visas iki galo. Kuo mažesnis kiekis, mūsų tikslas, kad kuo mažesnis kiekis erkių nueitų žiemai bitėm. Čia yra vaistai, kurie yra bivitali, tai yra pikio, tai yra citrinos rūgšties ir rūgštinių rūgšties mišinys. Jis veikia kontaktiniu būdu, kas labai yra gera, čia yra skystis. Jį tik tai vienas dalykas, prieš naudojimą būtina sušildyti iki kūno temperatūros. Ir į tada, kada tuos vaistus išimi, visos bitės jau viskas tvarkoj, įsirita paskutiniai perai. Ir tada spalio mėnesį dar gali panaudoti šitus vaistus. Viena juostelė, šitas vienas pakiukas vaistų, vienai šeimai. Veikia prie žemų temperatūrų. Ir kontaktiniu būdu aplaistai bites, nuo bitutė, žinot, aptaško sparniukais skystį aptaško. Ir kontaktiniu būdu ant erkės pateka, nukrenta. Dar vienas vaistas, kuris užmuša erkės rudenį prieš žemų temperatūrų. Tai yra varidolis fum. Tai yra fumigacija, varidolis, tai yra armitrazės pagrindu, yra mitakas. Čia yra tokis kamštukas, žinot, padarytas su pipete, kad jis lašiukus gali lašyti lašiukus. Yra degios juostelės, čia impregnuotus, kalio salietrą, jūs degas, praksidega. Tu lašiukus užlašini, per avilio laką įkišai, suruseno sudegi, laką pusę valandos užkišai, viskas spalio mėnesį. Bet čia spalio mėnesį po visko. Dabar, kas atsitiko, mėlieji, dabar noriu pakcentuoti vieną reikalą. Kas atsitiko, jei jūs Liepos mėnesį erkė gaudę ištraukėt ir randat 14 erkių, 15. Iš bėdos, net neišėmus medų, galima naudoti šitą skystį. Aš jau gal, sakyčiau, įsimčiau medų ir kuo greičiau naudočiau. Žinot, gal tą medų bent jau išimčiau ir tada panaudočiau. Gal paskui bet jį galima naudoti ir vasarą. Bet aš dar noriu vieną dalyką parodyti. Čia yra skruzdžių rūgštis. Tai irgi organinė rūgštis, skruzdžių rūgštis, nuo kurios bitės nelabai pripranta. Erkės nepripranta prie vaistų. Reiškia, yra visi vaistai, prie kurių pripranta. Bet prie šitos rūgšties nepripranta. Tai yra paketas, aš čia tik tai parodau, kaip jis gaminamas. Tai reiškia, yra iš polietileno plėvelės sulydomi maišeliai. Įdedamas toks sugeriamas popierius, čia yra vatalina, kuris sugertų, matot, vatalina arba medžio plaušo plokštė, galima dėti baldinį popierių, gofruotą baldinį popierių. Mums svarbu, koks tikslas jos? Kad sugertų 30 gramų skruzdžių rūgšties. Mums daugiau jokio tikslo nėra. Čia pagamintas valdiškai. Bet čia, žinot, čia neapsiplikysi rankų. Čia aš gaminu pats. Man pigiau kainuoja. Čia yra labai paprasta pagaminta. Matot, raudona dėmelė, taip? Šitą pakutį mes 48 valandom, 2 parom dedam ant rėmelių viršaus. Ir nes skruzdžių rūgšties garai yra sunkesni už orą, jie leidžiasi žemyn per bites. Kokią bitininkai klaidą daro? Lakos turi būti atidarytos visos. Ventiliacija avilio kuo didesnė, nes nuo šitos skruzdžių rūgšties kenčia bičių motinos. 48 valandas parlaikius, iš to maišiuko šitą išimt ir pabaigt garuoti. Bet jo ilgiau negalima laikyti kaip 7 dienas. Šitą preparatą galima dėti ir vasarą. Bet yra vienas dalykas. Negalima naudoti temperatūroje aukštesnėje kaip plus 25 laipsniai temperatūros. Dar vienas dalykas, kurį naudoja vokiečiai, tai vienas iš tokius efektyviausių tos skruzdžių rūgšties išgarinimo būdų. Jis tik tai ilgiau išgaruoja. Čia mes turim tokį indelį, iš čia sugratuotas. Taipogi įpilam 30 ml skruzdžių rūgšties. Taip. Kai pastatom stačią, čia užsipildo indelis. Čia yra knatas išgaravimo. Taip. Yra knatas, per kurį skruzdžių rūgštis išgaruoja. Ir čia yra gaubtukas, kurį reikia apsaugoti nuo bičių, nes jį sugriaužia bitės išneša. Ir tokį korį su tokiu išgarintuvu kabinam į avilį. Antru koriu nuo krašto avilio. Tai maždaug laikoma 10-12 dienų. Tol, kol išgaruoja ta rūgštis. Vėlgi vasarą galima? Jeigu bėda.
Bet jeigu jūsų temperatūra vasarą pakils daugiau kaip 25, bitės paliks avilį. Ir jeigu bėda, tai jeigu bėda, mes galim naudoti ir šitą, ir šitą. Suprantat? Aišku, skruzdžių rūgšties. Bet jeigu yra nelaimė, katastrofa. Šiaip šitos taipogi naudojama rugpjūčio mėnesį. Rugpjūčio mėnesį. Tai yra, kada mes išimam medų. Tada, kada mes norim atsikratyti visom erkėm, einančiam žiemot kitą metą. Va tokie yra dalykai, kurie, būtina naudoti. Reiškia, būtina mums užkirsti kelią, kad tų erkių žiemai kuo mažiau pasiliktų.